Matote, yra toks žodelis, parašiau, stebėkite. Ką noriu pasakyti apie stebėjimą? Laikant regitroje egzaminą, tai čia vaduosiu patarimą jums ir jau kai laikysite regitroje egzaminą, stebėkite savo instruktorių. Tačiau yra vienas dalykas, ką jūs galėtumėte mokytis, kaip sakau, iš savo instruktoriaus, ką galėtumėte po to panaudoti regitros egzamino metu. Aš visada reikalaudavau iš savo mokinių, stebėkite, kaip elgiuosi aš. Sako, nebeturim kada, mums reikia kelią žiūrėti ženklus, į veidrodžių žiūrėti, dar žiūrėti jų. Aš jums sakau nuo pradžių, nuo pirmų pamokų, stebėkite mane, kada jau jūs pradėsite mane stebėti ir galėti stebėti, čia jau jūsų pačių reikalas. Kodėl? Instruktorius sėdė atsipalaidavęs. Į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę, gerai, padarei čia klaidą. Kodėl? Iš karto jūsų klausimas. Kodėl? Taip, susakė. Gerai, važiuojate gatve, tiesi gatvė ir staiga kažkodėl jūsų instruktorius, kuris buvo sukryžiavęs rankas, nuleido kairę ranką ir padėjo savo ant kelio. Kaip galvojate, kodėl? Greičiausiai jis jau pamatė kažkokią būsimą kliūtį. Jis pamatė kažkokius žmonės, kurie bando išlysti tarp automobilių ir jų nesimato. Jis tiesiog juos pamatė nuo šaligatvio žengiančius, o jūs tiesiog neturintis patirties to nepamatė. Jis jau pasiruošė griebti jums už vairo. Jis pamatė kažkokią duobę, jis pamatė ištisinę liniją, kur reikės jums kažkur tai į kažkokią pusę kryptelti, kad neįvažiuotumėte į priešinę ar į gretimą eismo juostą. Jis jau pasiruošė, kad nebūtų eismo įvykio, griebti jums už vairo. Jūsų instruktorius buvo kojas pakišęs po sėdynės, taiga nei iš šio, nei iš to, jūs nereikia jums sukyti galvos, jūs akies kraštu jau tai galite pamatyti. Kažkodėl tai padėjo koją ant stabdžio pedalio. Viskas, jūsų akis turi pradėti bėgioti po gatvę, ieškoti kliūties. Instruktorius, egzaminuotojas savo kūną kalba išduoda pavojus. Išmokite ne tik klausti patarimų, išmokite stebėti sėdinti šalia savęs instruktorių arba egzaminuotojo.